visi. Lėkiu sodybos pasidarbuoti. Sipirkau čia tokių užsisakęs lašeliniai šlangai sujungimų, nes yra trūkus ir biškį čia neapsiskaičiavau su tais visais. Norėjau langai padaryti šoniniam, kad ten fiksatoriai tokie pleveliai būtų, bet kažkaip neapskaičiavau matmenų. Labai siauri, bet reiks pabandyti karštam vandenį, gal pamirkyti. Bet čia vėliau įsiplės gal tiks ir ta, nes pas mane ten vamzdis kažkur biškių staresnis atrodo. Pritaikysim paprastam šiltnamiui, jeigu ką užfiksuoju. Tai va, planuoju čia tą šlangą sujungti. Žoliapjūvio traktoriuką sutvarkę pasiimt. Ir sodybai dar ten vėl tvarką darytis, gal tą valjerą geležinį vieną išgriauti, kur dar lykęs. Susikrauti krūvą kažkur čia tos visus metalus. Jau paskui reiks dar įsidaboti priekabą kartą ir susirinkti viską. Ir gal jau bus ten viskas išrašta iš metalo, bus ramybė. Tai va, žiūrėjau, sutiksim ten kažką paveikti. Nu, da baiginėjau čia visokius galiukus rankėt. Čia iš žemių dar visokių metalų ištraukėt. Tokias jau smulkmenas. Pagrinde pakūriau laužiuką. Tas tokios patrešusios, papūvusios, tokias malkas sukūrentinės. Ten jau žmonės pradėjo susirinkinėti tą krūvą po biškį. Tai va, sien ten, kad tu sutrešus neimti, sukūrensiu. Traktoriuką žoliapjūvę sutvarkė. Vienu žodžiu, čia aš čia kūriau be reikalo, tai ir angliukai buvo sukepę, starterį pakeitė. Tai sakė, jeigu jau matai po žiemos nesikūrė, pabandai 10 minučių, paskui palaukia, vėl pabandai, jeigu nesikūrė, viskas. Reikia vežti, tvarkyti ar kažką žiūrėti, nes kitaip tai visada baigias liūdnai su starterį reikalai. Tai va, jau žinosim kitą kartą. O dabar, kiek čia 105 mokėjau, tepalus pakeitė. Starterį angliukus, ten pareguliavo valdymą, nes čia 2 motorai eina, biškį netolygiai važiavo. Aida suvirino ratuką, peilius pagalando. Tai va, čia jau po biškį pradėjo mažėti tą krūvą. Tai va, rytoj bus gražu. Šiandien dar susirenku tas šiukšlės daugmaž. Medžiagą tavo reiks nupjauti tikrai, praeitą kartą nebekyla rankos. Nu ir manau tą valjerą gal pradėsiu ardyti visą. Sudėsim čia tą krūvą metalo. Viso ir reiks išvežti. Vienu kartu dar čia išrankit. Kur dar čia yra kažko. Tai va, einu toliau. Dabar rankiot, kas čia išmėtyta dar visokio. Braškės šitos, kur ant žemės, jau paruoštos. Lapai nupjauti, sugrėbti. Lauk tik tai ilgesnių dienų ir šiltesnių orų. Ir čia drėgmės jam kaip ir kažkiek dar pakanka, bet jau turbūt reiks greit daryti pirmą laistymą.
pažiūrėti į kitą, kaip ten atrodo. Kūdra, vandens pilna, labai gerai. Bet ten visada čia pas mane pilna, tik tai praeitais metais, kai buvo sausra, tai jau buvo nusekus gerokai, bet dar nebuvo katastrofa, nes čia eina kažkoks šaltinis pas mane lygiai per tą, tai čia ją nusekinti iki galo beveik neįmanoma. Čia tas gyvybės. Bet ar čia nenorėt, kad čia labai matytas. Čia norėsis palaistymo. Tuoj irgi. Nu, dienų reikia laistymą. Tiek, kad nesidori čia ingiuot pirmin atgal, jeigu šalnas vėl vandenį išleist, vėl ten ta sistema kol prisipildo. Na, pažiūrim, kaip šitam. Šitam irgi dar lapai vietoj. Žemės. Čia. O, šitie tai čia drėgmės dar sočių šities. Bent šitoj vagoj. Tai va, tada reikia atsinešti, užtaisyti laistymo žarną. Sakė, pratrūkus kažkur prie šitų laiptelių padėti. Ar čia pragriaužia kas? Jo. Traukta iš vis. Ai, čia perdai jau buvo. Jo, atsiviriau dabar. Ir deda tvarkyti. Dar reikia eiti. Atsidėšti sujungimą, kurį nusipirkau, sujungti. Na, keičiu va šitokį. Tai spaudžiam ir va šitai. Ir į priešingą pusę. Nu, viskas. Baigtas jungta. Kaip nebūt. Tai reikia eit pažiūrėti. Šitakį gal kažkokia gyvybė yra. Nemerkiau aš dajų, bet jau reiktų. Na, jo jau iš tikrųjų galima laisvai merkti. Jau turėtų tų grybų būti sočiai. Bet kad čia reikalų su tą merkimą tiek, kad nekyla rankos. Čia norinčių irgi čia labai nėra. Tu šitakį nelabai reklamavau gal, kam įveiktų. Einam. Bandysim kažką surasti. Čia reikės daug pramėtyti, nes tokių beskurųjų pilna. Nu, turim kažką ar ne?
kažkokia gyvybė. Turėtų vis tiek būt kažkas išaugę viens kits. Panašu, kad sunkiai pernykštis va peraugęs. Čia va jau irgi išmetimo eis vis. Juodalksnis baisiai netinka. Aišku, jisai bent visiškai miške ir gera drėgmė gal nenusilūpus tas kūra būtų. Beržas tai vas kūra, kai buvo, stovi. Na, bet be mirkimo žiūriu, kad čia nelabai kas yra. Gal koksai juodalksnis visiškai nusilaupęs. Jo, čia ta juodalksnė. Jo, beveik daugiausiai. Net ir būtų 80% reiks išmesti. Nesimato čia tų grybukų. Nu, ai va, vienas išlindęs. Kitas čia kažkoks gal irgi pernykštis. Vienas išlindęs. Tai va, reikia merkti. Ir prašyti daugiau. Nu, kitą savaitę. Arba mes čia į prūdą gal. Bet ne, paskui gaudyti reikia padaryti. Padaryti jiem baseiniuką. Šitą savaitę užmerksim. Pasigalandau pielą. Eisi šitą dabar nuleisti. Sunervavo iš čia mane. Greitai, tai va.
Nu, pradėjau ardyti šitą, bet čia sulaužtų, ardžiau, daužiau, truko kantrybė. Atsinešiau bulgarkį šitą baigti. Išpjaustyt greit galiukus, kur laiko čia greit išbirėsi. Ne taip kaip anas ten, sano biš daugiau reikalų buvo, čia tai šitas greitai, va, einda baiginėti. Tokia krūva gavos metalo. Čia viską išardžiau. Dabar su sunkia technika krausim būdą ir į laužą ar kažkur čia. Na. Tai va. Ir šiandienai gal ir viskas, nu gal dar kažką. Reikia kraunam. Nu, da čia akmenų pririnkau. Jau kelintą čia reisą vežu. Ne akmenis, cementą, betoną. Teka dar biškį laužiukas. Ką turbūt šiandieną užteks, nes jau stuburiuks pakirsts gerai. Reiks atvažiuoti rytoj gal ar poryt. Išsinuomavus priekabą, metalo susikraut. Turbūt. Nu ir čia dar. Nu čia dar pasaka be galo, kaip sakyti. Bet. Tai va, šiam kartui tiek. Kas pažiūrėjot iki galo. Paspauskit laiką. Subscribe. Ir iki. Susitiksim už savaitės kažkur vėl.